Sveiki, čia ir vėl aš Karolius, šiandien kalbėsime apie pragyvenimą bei studijas Airijoje. Šiandien pakalbėsiu apie pagrindinę mokyklą tiesiog paprastai, o apie universitetą šiek tiek išsamiau. Na kągi, čia Airijoje yra taipogi 12 klasių, jos eina nuo 1 iki 6 klasės, tada eina vėl nuo 1 iki 6. Pirmas nuo 1 iki 6 yra skaitomas kaip pradinukai, o antras nuo 1 iki 6 yra skaitomas kaip paprastas moksleivis, nebe pradinukas. Kai lankai nuo 6 iki 12 klasės tą mokslo tarpą, Airijos skaičiais tai būtų skaitoma nuo 1 iki 6 klasės, metų gale gauni egzaminą ir nuo to egzamino viskas priklauso, ar tu pateksi į universitetą ar ne. Manau, kažkas panašaus ir Lietuvoje. Išlaikęs egzaminą gauni tam tikrą skaičių taškų ir palei tuos taškus yra nustatomas, ar tu tinki tam kursui, kurį tu pats įsirinkai ar netinki. Na, ką studijuoju, tai yra video ir garso technologijos. Šį kursą pasirinkau vien dėl to, nes man patinka viskas, kas susijęs su video, viskas, kas patinka su muzika. Pliusas yra šioks toks, nes esu dirbęs ir DJ internetinėse radijose jau 5 metus. Na ir dirbdamas ir DJ šiek tiek gavau drąsos stovėti prieš video kamerą bei priimti heiterius, kaip sako. Na, grįžtant prie universiteto, tarkim jau patikai universitetą, viskas fainiai, dabar esi priimtas ir tau reikia taipogi susižiūrėti, kur tu gyvensi. Mano universitetas yra labai dideliam mieste, tai aš turiu labai didelį pasirinkimą. Tas miestas yra skaitomas kaip studentų miestų, nes tenai yra labai daug mokyklų, universitetų bei institutų. Na ir tenai pasirinkimas, kur gyventi, nėra labai sunkus, nes yra pritaikoma studentų kainos būtų. Čia Airijoje taipogi yra gaunama stipendija. Stipendija priklauso ne tai, kaip tu mokais, bet jinai priklauso nuo jūsų tėvų pajamų. Jeigu jūsų tėvai uždirba labai daug pinigų Airijoje, jūs negausite stipendijos. Į skaičius nesigilinsiu, bet taip, aš gaunu stipendiją, aš gaunu maždaug 330 eurų per mėnesį. Tai nėra daug, tai yra vidutiniškas apmokėjimas. Už tos 330 eurų aš susimoku gyvenimą bute ir tėvai padeda sumokėti už elektrą bei už maistą. Žinokite, nežinau, kaip universitetai yra Lietuvoje, tai negaliu palyginti. Na, būtent mano kurse mes darome labai daug praktinio darbo. Taipogi teorijos yra, bet jos yra labai mažai. Mano kursas susijęs su filmavimo kamerom, taipogi su fotografavimo kamerom, bei su visokiais mikrofonais, bei visokiais garso įrenginiais. Taipogi su apšvietimu bei filmavimo metodais. Šitame kurse tu turi būti labai savarankiškas, tiesiog pasimti kamerą ir pats eiti ir filmuoti, daryti visokius dalykus. Tam universitete mes turime tokias patalpas, kuriuose yra labai daug pasirinkimo visokių dalykų. Pavyzdžiui, mikrofonai, kameros, būgnai, viskas, ko tik tai reikia, visokių kabelių, visko, ko tik tai reikia jums. Tai va, tokio kaip pasakymo neturėjau kameros ar dar kažko tokio dalyko net nėra tenai. Galite pasimti, eiti filmuoti kada tik tai norite, galite pasimti viską, ką tik tai norite ir net nežinau, ką galėčiau be pridurti. Ši tema buvo pasirinkta vien dėl to, nes buvo toksai klausimas po mano video ir sugalvojau sukti visą vlogą apie šį klausimą. Nu, atsakymai į kitus klausimus bus gal kitam video, gal dar kitam video, nes jų nėra daug, tai dėl to pasirinkau dabar jų neatsakinėti. Labai norėčiau padėkoti tiems žmonėms, kurie palaikino praeitą video, bet taipogi padėkoti tiems žmonėms, kurie paspaudė dislike, jų buvo netgi 3. Taipogi labai norėjau padėkoti tiems žmonėms, kurie pasubscribino ir daug kas, man atrodo, pamiršo pažiūrėti description, tenai buvo mano fanpages, tai va dabar pažiūrėkite ir galite palaikinti taipogi tenai. Dėkui jūsų brangų laiką ir šiam kartui tiek.